Tai atidarysime visą šitą mūsų trumpą pašnekesį. Tai ačiū labai, kad sutikote, Aurelija, trumpam susitikti popietės metu, tokia, kaip ankstyvų pietų metu, pasišnekėti apie jūsų erdvę, apie saviugdą, apie bendradarbiavimą ir apie vykstantį renginį jūsų erdvėje balandžio mėnesį, kurį mes kaip iš Visby iniciatyvos organizuojame pas jūs. Tai kadangi šiandienis toksai pokalbis apie bendradarbiavimą, apie kitokį galbūt požiūrį į save ir ryšį, kurį mes kuriame tarp žmonių, tai norėtųsi gal truputėlį ir to pačiu ir jūs susipažinti su jumis, supažindinti auditoriją su jumis ir užklausti šiaip, kaip Aura Mira, saviugdos erdvė, kurios esate jūs įkūrėja ir vadovė, kaip visą tai iš tikrųjų gimė ir nuo ko prasidėjo ir kaip tapo tuo, ko dabar jūs turite ir kviečiate kitus į savo namus. Tai visas idėjas pas mus su vyru dažniausiai ateina per meditacijas. Tai mano vyras prieš 15 metų vienos meditacijos metu pamatė, kad mūsų namuose turi atsirasti meditacijų kaip namai, kambarys. Ir ta svajonė liko kažkur tai, kol vieną gražų pavasarį sėdim su draugėm, geriam arbatą ir galvojam, kad reikia mums savos erdvės kažkur kažką susikurti, pasidaryti. Ir įvairios paieškos truko kelis mėnesius, ieškojame ir tada mano draugė sako, taigi pažiūrėk, pas tave tiek daug vietos yra, darom čia. Ir vyrui papasakau, kad norim tai daryti. Jisai sako, čia mano kažkada buvusi meditacijos išraiška. Tai jisai sukalė mum kuoliukus, kokio dydžio ta erdvė atrodytų. Ir viskas tiesiog taip užsisuko, įsijudėjo, kad labai lengvai ir pasistatė, ir lengvai atėjo finansai. Reiškia, turėjo būti tiek subrandinta visą tai, kad taip labai greitai tapo realybė. Tai va. O Aura Miros vardas irgi atėjo man meditacijos metu, kai tiesiog išgirdau tos žodžius ir galvoju, ne, tikrai ne, jau tokio, noriu kažko lietuviško, gražaus tokio, gal truputį pagoniško. O čia Aura Mira, tai apie ką čia? Ir tada pradėjau domėtis numerologiją, paprašiau pas pažįstamą, kad paskaičiuotų, ką reiškia būtent tas pavadinimas. Ir kai man jinai išskaičiavo, aš perskaičiau visą tą aprašymą ir apsiverkiau vietoj, nes visa tai, kas buvo išreikšta į žodžius, tas pavadinimas atspindėjo visą tai, ką mes norim toje erdvėje daryti. Tai ir saviugda, ir meditacijos, ir visapusiškas švietimas žmonių, ir tas, toks bendravimas, bendradarbiavimas su žmonėm, kad eiti, skleisti šviesą žmonėm. Tai va, turbūt vedimas toks vedė aukštesnės jėgos, kad viskas taip tapo greitai realybė. Tai va, tokia mūsų... Tai iš tikrųjų tiesa, kad sako, taip? Nesupratau. Ar yra tiesa, kad tas... Jo, aš norėjau tiesiog truputėlį gal pagilinti, kad kai yra tas, sako, kai viskas paprastai gaunasi, tai yra tas vedimas. Nes mes dažniausiai nelabai pratę nuo tų paprastų. Jeigu paprastai, vadinasi, kažkas čia bus negerai, tai mes norim atidirbti. O jūs taip papasakot visą istoriją, ne taip lengvai savaime atrodo, viskas gavosi jums. Jeigu būčiau pajungus protą ir būčiau galvojęs, iš kur čia atsiras lėšos ir kaip čia pastatyti reikės, kiek čia įdėti pastangų reikės, tai net nežinau, ar tai būtų įvykę, bet tiesiog
kadangi vyras meditacijai pamatė ir mes ieškojom ir dar turėjom tokią žmonių grupę, kuri prisidėjo truputį finansiškai pačioj pradžioje, pirmą tą įnašą padarė. Ir taip gavosi, sakau, natūraliai tas tikėjimas vienas ta, kitas ta, pridėjo ir išaugo į va tokią gražią erdvę. Nuostabu. Kam nors gali, jeigu išgirsti iš šono, kad kažkam taip įvyko, galvočiau, nu tikrai kaip fainai įvyko, nu bet man tai tikrai negali būti. Ir tai, kai tampa realybė tau, supranti, kad tikrai taip gali būti. Gali ir tau. Taip. Nuostabu, tikrai nuostabu, nes iš tikrųjų verslo srityje mes dažniausiai labai skrupulingai turime apskaičiuoti kiekvieną centą, biudžetus, verslo planus rašytis. Ir kartais atrodo, Jėzu, tu tiek daug energijos atiduodi vien tą planą pasirašyti, kurio realybėj, nu gal 30% tu jį pildysi ir įgyvendinsi. O to va tokio paprastumo ir to tokio lengvumo, kur ateina tos pačios idėjos pas tave ir tau tiesiog reikia sakyti taip. Nes tikrai teisi ir būtent reikia pasakyti, būtent išdrįsti pasakyti taip, nes va tos abejonės, gal reikia, gal nereikia. Tai bent jau mane tai dažnai išmuša iš vėžių ir tada jau, ne, tai gal man tikrai nereikia, gal tikrai čia ne mano. O kai tik atsiduodi tam vedimui, į kažką išauga. Jūs taip pat, Aurelija, minite apie, būtent paminėjot Aura Mira pavadinimą ir kad jame telpa labai daug reikšmių. Viena iš tų reikšmių, jūs paminėjote būtent tą bendradarbiavimą, susibūrimą. Labai norėčiau šiaip jūsų paklausti, kadangi matot tą viziją ir tuo pačiu turite ir savo erdvėje įvairių kitų projektų. Iš patirties arba iš to tokios simpatijos tam tikros, kokios tos bendradarbiavimas jums yra mylimiausios galbūt, labiausiai tos tokios ateinančios lengviausių būdų ir kurios suteikiančios jums didžiausią tą tokį galbūt dvasinį pasitenkinimą, kad esate dalis jų. Iš tikrųjų, išskirti kažkurios vienos negalėčiau, nes man įdomu viskas, kas žmogų tobulina, jį keičia į tą geresnę pusę, į tų mūsų vertybių skalę didina ir man visos praktikos atrodo įdomios, patrauklios, net paprasčiausias moterų susibūrimas, mums taip atrodo paprasčiausias susibūrimas, kad iš tikrųjų kai moteris apsijungia ir jėga ir galia, kiek jos visko gali padaryti, tai mane žavi ir visas praktikos, kurios veda žmogų į šviesą, į savęs tobulėjimą, kad neužsigriaužti, neužsisėdėti, neužsisklęsti savyje, man tik į priekį kiekvieną skatinu, kad eitų, ieškotų, rastų savo ir eitų tą linkmę, link šviesos. O sakykit, minėt moterų ratus, ar yra kažkokių kitokių, kiek suprantu, daugiau tą bendradarbiavimą jūs vykdote savo erdvėje, ar yra kažkokių, kur jūsų erdvėje, tarkim, bendradarbiauja, nežinau, su kitais ekspertais, galbūt kažkokie išvažiamosios yra stovyklos, gal bendradarbiaujate su užsienio, tarkim, ekspertais, gal tiesiog truputėlį pačios to spektro galbūt norėtųsi pamatyti, kokios formos jūsų bendradarbiavimo vyram Aura Mira vardu. Dažniausiai tai mus kviečia į kažkokius moterų susibūrimus, stovyklas, pravesti arba kokią garso praktiką, jogos užsiėmimus, tai važiuojam. Ir turiu tokią moterį, nuostabę Jolantą iš Portugalijos, kuri pakviečia vis pravesti užsiėmimus Portugalijoje, Tailande, į kitas grupės pas moteris, kur stovyklos vyksta irgi. Tenais pagrindinė su joga ir garso sesijų. Mūsų erdvė kol kas. Tas stiprusis arkliukas mūsų.
iš tikrųjų, norisi paklausti jūs, kaip esate šitoje srityje ir su tuo, tame gyvenate tiesiog. Tai, aš tikiu, kad labai įdomu būtų pažvelgti iš kokios galbūt, nežinau, tendencijos, jeigu galima tokį žodį panaudoti, būtent šitoje srityje. Kas būtent šiandien žmonės labiausiai domina, kai jie ieško to ryšio su savimi. Tai yra tokios, kokios pagrindinės saviugdos tendencijos jūs pastebite būtent savo erdvėje, o gal už savo erdvės ribų. Bet norėtųsi pamatyti jūsų žvilgsniu, ką pastebite. Minite garso kelionės ir jogą, bet gal yra dar kokių praktikų, kurios galbūt kyla, galbūt ryškėja. Kuo žmonės domisi šiandienai būtent saviugdos srityje? Iš tikrųjų, žmonės gal labiau domisi ne vien tik praktikom, bet tuo žmogumi, kuris veda to keliu. Tai gali būti ir moteris, kuri užsiiminėja žolynais ar plunksnų, papuošalų kažkokiu darimu. Ir ta charizma, kurią skleidžia, kuris spinduliuoja ta moteris ir pritraukia tos žmonės. Tai ir kiekvienas žmogus einantis į tą praktiką suranda savo. Nuėjo pabandė, jam patiko, jisai sušilo toje erdvėje, atsivėrė, jisai eis dar kartelį. O jeigu nuėjo, išsigando, užspazmavo arba kaip nors pasijautė nepatogiai, nejaukiai, visi mes ieškom to saugumo, kur nueini, kaip pas mamą namuose, šilta, gera. Tai manau, kad visos praktikos dabar tokios, galiu pasakyti, tos, kurios traukia žmogų į tą atsivėrimą. Ir labai dažnai daugybė yra baigusių garso terapijos mokymus, daugybė yra ir jogų, ir oro jogų. Ir žiūrėk, pas vieną pilną, pas kitą vieną. Tai vienas tarsi natūraliai jam renkasi žmonės vienas per kitą, kitas įdeda pastangų, reklamos ir sunkiai renkasi. Tai manau, kad ta charizma, energija, kurią skleidžia žmogus, dar įdirbis, laiko klausimas, kiek laiko turi įsukti visą tai. Tai manau, kad mano akimis šiuo metu tai atrodo, kad tas labiau traukia. Iš moteriškų praktikų gal labai dabar populiaru tie moterų ratai, kur gali moteris pasijausti savimi, pasidalinti savo įspūdžiais, pasikrauti energijos. Tai iš moteriškos pusės, tai manau, kad patie moterų ratai. Ir juose būna visko, ir garsų, ir pokalbių, ir šokių, ir emocijų paleidimo. Kažkaip girdžiu tą galbūt dėl tam tikros energetikos, vibracijos arba tos tokios saugios erdvės sukūrimo. Žmonės jutimu daugiau renka. Ne tai, kad kiek esi specialistas arba kiek ten tų diplomų turi, bet daugiau žmonės galbūt yra vedami savo vidinio to impulso pasirinkti tai, kas jiems yra svarbu. Tai iš tikrųjų be galo, man tai be galo džiaugu, kad žmonės pradeda labiau pasitikėti savo intuiciją, pasitikėti savo vedimu, savo vidiniu balsu, kaip be pavadinsi. Nes tada tu kaip ir turi tą laisvę rinktis, mes turim tą laisvę rinktis, bet ne visada suvokiam, ar iš tikrųjų tas pasirinkimas buvo mūsų padarytas, ar jisai tiesiog įdiegtas pagal, nežinau, visuomenės stereotipus, pagal tam tikras taisyklės, arba ten, kad visi taip daro. Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad pastebite būtent tą tendenciją. Tai toks trumpas nukrypimas, kur norėčiau truputėlį galbūt tuo pačiu jūs pakalbinti ir apie renginį, kurį stengiamės tą energiją sukurti, suburdami būtent iš įvairių sričių specialistus, mokytojus, vedlius,
Arba tiesiog žmonės, kurie tame irgi save atranda ir myli savo tą veiklą, kurioje jie yra. Būtent pas jūs balandžio 12-14 dienomis apsistosime su retrytu, tik nežinau kaip lietuviškai, rekolekcija, nes dažniausiai šitas žodis toksai aiškus. Kai mes pasakom retritas, tai visi supranta apie ką, o jeigu jau lietuvišką darinį reikėtų pavartoti, tada reiktų plačiau išplėsti ir daugiau papasakoti. Tai tas žodis toks gal ir geriausias. Taip, palikime. Jo, tai iš tikrųjų turėsim pas jūs retrytą, paleisk ir perkodok. Tai iniciatyva iš Maltos atvykstančios kundalini aktyvavimo proceso ekspertės paskatinimu. Būtent organizuojam ilgai savaitgalį, pavadinkime taip, kur tiek lietuviai daugiau bus atsakingi už tą garso dalį, o pati Rebeka Debono, ji praves visą būtent tą retrytą, kurio metu vyks didžiulės ir stiprios transformacijos. Tai kažkaip norėtųsi, nežinau, užklausti jūsų, nes jūs pavadinat moterų ratai, jogai, labai taip minkštai ir taip šiltai skamba, o čia atvažiuoja labai stipri energija. Kaip jūs patys esate tam pasiruošę ir kaip matote šitą renginį savo erdvėje? Bet labai gerai paminėjai apie tą stiprumą ir jėgą. Juk moteris ir šiaip žmogus turėtų būti ir stiprus, ir galingas, ir švelnus, ir visapusiškai. Todėl didesnėm transformacijom įvykti, kai kam reikia tokios gilesnės, tokios stipresnės jėgos, tokio, kai kam supurtimo, kai kam spyrio į užpakalį, kai kam tokio po spyrio kaip tik užglostyti, užliuliuoti. Ir aš kaip pažiūrėjau, kas veda iš tos garso šeimos, tai, žinokit, pasirinkot vienus iš pačių nuostabiausių grojėjų. Ir Gretą ir Artūrą asmeniškai pažįstu, ir Karoliną su Tadu pažįstu iš artimų garsų. Tikrai nuostabų žmonės ir vedliai, ir bus žmonės išliuliuoti, iščiučiuoti, ir va ta transformacija, kuri vyks, aš jaučiu, kad jinai turėtų būti ir stipri, ir gili, ir tuo pačiu tokia harmoninga. Nes, sakau, šitus žmonės, kaip pažįstu, jie tokie takus, kad ir stipru, galinga, o taip kartu su tokia švelnia jėga tokia. Tikrai pasižiūrėjau į žmonių įvedančiųjų tą sąrašą ir galvoju, wow, šitaip surinkti žmonės. Tai manau, kad tikrai bus stiprus savaitgalis ir tikrai pilnas pokyčių. Kažkada seniau teko susidurti su kundalini joga ir man tai pasirodė irgi labai stipru. Tai manau, kad savaitgalis labai vykęs, suplanuotas vykusiai ir tikrai, kas nori transformacijų, pokyčių. Iš vis labai rekomenduojama atsitraukti iš to savo aplinkos ir pabūti tarp kitokių žmonių, tų, kurie eina kažkokiu keliu tikslingu. Ir kai tu pabūni, pasisėmi tos energijos, kažkas vyksta viduje, gal kažkam akivaizdžiai vyksta, gal kažkam tai lyg ir niekas nevyksta, bet iš tikrųjų viskas mumise vyksta, tik tai vienas lengviau praleidžia, kitam reikia truputį daugiau pastangų, trečias ateina tiesiog pabūti tarp savų žmonių, atsigaudyti, statyti. Tai surinkti žmonės tikrai nuostabūs. Taip, ir iš tikrųjų tai, ką jūs minite, būtent ir programoje, kai mes ją su Rebeka dėliojame, tai labai buvo svarbu suderinti ir atrasti tą balansą tarp jėgos ir to švelnumo, kad žmogus gautų įgalinimą. Tai, nes mes šiaip lietuvių visuomeniai, mes labai daug, bent jau kiek pati pastebiu, užspaudimas, toksai nutylėjimas, neįsakymas iki galo. Galbūt čia nemandagu ir tie visi blokai mumise ir stovi. Ir paskui, taip, per praktikas mes jas atidirbinėjom, bet
čia vat ir tas ir norėjosi, ir pavadinimas yra release and recode, ta prasme, paleisk ir perkodok būtent tuos visus kodus, kuriuos mes esame savo susidėję arba visuomenė mums sudėjo, kad su kundalinį aktyvavimo procesu iššauti ir tada su garsu gražiai subalansuoti visas tas energijas, kurios buvo būtent kundalinio procesu ištransformuotos, pertransformuotos. Tai tikrai taip stengiamės, kad tas jungtis ne tik tarp pačių ekspertų būtų, bet ir tarp pačios programos išjautimo kaip dalyvis. Tai tikrai labai kviečiu taip ir visus, nes vietų tikrai, kas yra buvę Aura Mira Saviugdos erdvėje, tikrai žino, Aurelija mus patikino, kad, taip 28 suspaustume, bet... Meiliai, kilimokas prie kilimo. Tai iš tikrųjų vietą stengsimės, kad kuo daugiau erdvės turėtų kiekvienas žmogus. Tai vietų tikrai nėra daug. Tai tiesiog paskatinu įsigyti bilietus iš anksto, kad tikrai turėtumėte savo vietą. Ir tas iš ankstinis, kaip minėjai, iš anksto nusipirkti, tu kai jau nusprendi kažką daryti, visą tai jau kaip ruošia tave, tau kelia savo išbandymus, kuriuos galbūt norėsi praktikos metu paleisti, galbūt kažkam atvirkščiai palaikymas, kad tu veik tenais ir va tas iš ankstinis viduje susistatymas, kai tikrai įsiduoda tą savo pasiruošimą. Kai kam gal patinka iššokti į paskutinės tas minutės traukinį, bet tas būna dažnai toks didesnis spurtimas, nespėja visi kūnai pasiruošti. Bet kokiu atveju mes esame pasiruošę tiem ir paskutiniam, kurie jeigu, nežinau, ten atidėlios ir save bandys eit, tai mes penktadienį būtent turime vakarinę dalį, 3 valandos skirsime būtent išsigryninti visiems šitiem klausimam kartu su pačia Rebeka. Tai jinai pati kalba, aišku, anglų kalba, bet mes tikrai padėsim, kam yra sunkiau truputėlį su anglų kalba, kad išversti, kad viską suprastumėt. Bet vis dėlto čia esmė yra ne kalboje, o vibracijoje. Tai jeigu jausim, aš manyčiau, kad tikrai susikalbėsim, nesvarbu, kokią kalbą kalbame. Tai ačiū labai, Aurelija, kad sutikote skirti šiek tiek savo laiko. Ačiū tie, kurie klausys būtent šito įrašo arba taip atras. Tai trumpai šiandien tiek apie būtent Saviugdos būtent sritį, apie tai, kaip mes judame į geresnį ryšį su savimi, į savęs įgalinimą, į savo atsakomybės už savo gyvenimą prisiėmimą ir būtent judėjimą, tą intuiciją daugiau vidinių vedimų. Ir apie kvietimą, kur jeigu vis dar to jausmo, intuicijos nėra galimybės apčiuopti, tai labai kviečiame balandžio mėnesį, būtent 13-14 dienomis į Aura Mira Saviugdos erdvę, atvykti ir visą tai ištransformuoti, kad iš tikrųjų pradėtumėt jausti tą vidinį vedimą ir tą intuiciją, kuri, kaip matote iš Aurelijos pasakojimo, sukuria erdves, sukviečia žmonės, skatina bendradarbiauti ir aš tikiu, kad patys tame gyvena būtent toje energijoje kiekvieną dieną. O aš noriu palinkėti tos harmoningos transformacijos, kad viskas vyktų taikiai, tokiu galingumu, kokiu reikia žmogui, kad visa erdvė ir aplinka sureaguotų harmoningai ir visi tie procesai praeitų kuo harmoningiau visų gyvų būtybių šviesos labui. Ačiū labai. Prašau. Tai gražių dienų. Dėkui, gražias dienas ir jums. Viso.